mes, štai ir sodyba, štai ir savaitgalis ir štai vėl nakvynė kurortuose. Šiandien atvykome vėl penktadienį vakare ir būsim iki sekmadienio. Atvažiavome su priekaba, nenufilmavau, bet ką aš atsivežiau, ogi atsivežiau iš mokyklos lentynų, spintelių, va, krūvelę, dar kažkokie tai stendai. Spintelės galvoju čia odėti, labai gerai bus. Lentynas lyg tai mamulė norės į savo virtuvę. Tai va, tai tokie reikalai prasidėjo šį čia. Ir šiandien vakare, ką mes darom, pažaidžiam krepšinį. Ir einame miegamajame pasidaryti kino teatrą. Čia dar vieną naujovę prasivežiau taip pat šiandieną. Projektorių ir ekraną. Tai va tokie planai šiandieną, o rytoj žiūrėsim. Kai krūmai auga, kokio aukščio, bele kokio. Jau jų ūgis yra koks 1,70 m turbūt. O, šitas dar aukščiau, šitas yra jau, nu jau netoli 2 metrų, nes už mane tikrai aukštesnis. O krepšinio komanda pareina. Labas rytas. Kas vyksta po šią saulę, šį savaitgalį? Ogi tai, kad Saulius susitvarkė traktorių ir traktoriuką. Ir dabar abudu jau išvažiavo darbuotis. Štai vienas tenai darbuojasi. Saulius traukės pakeitė. Patepė šiandien bei ten dar. Ir viskas veikia. Va, tenai Tomas darbuojasi. Ten buvo sugedusi apsaugos apgavimo sistema. Mygtukas toksai, kur užsideda gale maišas, į kurį eina žolės. Ir kol maišo neuždedi, tol jisai nenori pjauti. Mes norim be maišo pjauti. Taigi mygtukas buvo apgautas, o paskui jisai sugedo tas apgavimas. Reikėjo iš naujo sutvarkyti. Tai va tokias naujienos šiandieną. Pagaliau traktorių ką tik užsivedžiau, išvažiavau. Ir šita krūva yra pirma, ta antra. Ir paskui atvežu smėlio, pradeda vežti vidų. O tada galėsiu žolę pjauti. Va, Tomas apipjausto aplink kraštų su mažu traktoriuku. O čia va apvažiuoja kaip šaunuolis. O aš su dideliu pravažiuosiu tos didžiosius plotus. Tai va, tokios naujienos. Darbuojamės. Nu ką, diena jau eina į antrą dalį. Ką mes šiandien nuveikėm, tai žolyną padarėme gražų. Pjovėm su 2 traktoriais, su šito ir su šito mulčeriu. Ot, žaisliukai turi smagu dirbti. Va, pievelė, viskas gražu, viskas. Čia dar trimerį reikėtų. Bet nežinau, trimerį turbūt reikia naudoti kas kelintą kartą. Kas trečią kokį pjovimą. Nes kitaip per daug jau tobulai nori. Va, jaunimas tenai smėlį į vidų neša. Nu, jaunimas, ką veikėt? Dirbam. Dirbat? Nešim. Aha, neškit. Čia šitas didelis tiktais sulankstytas. Aha, mamos klaus, kad jie reikia. Jeigu nereikia, konteinerį. Gerai? Mama. Nutempė. Tu gali prižiūrėti. Ant kilimų. Aš mes nutempė. Ką jaunimas? Pilna prinešė. Žiūrim, to smėlio pritrūks.
Aha. Nemanau, kad pritruks. Šiaip iš karto reikia dėti vietą, kad nereikėtų perkasinėti. Nu, kad sunku, ten neįtum, nesakau. Ir per smėlį. Nu, tai perkasinėti patogiau? Taip. Dar kai trysia čia vaikštum, tai irgi dar to. Jau, tada maišas. Nu, jeigu nuėmus, pavyzdžiui, kas maišosi, tai daugiau vietos būtų. Bet pro tenai gali. Kaip atrodo mūsų pieva? Gražu. Žolė dar nėra tokia tiršta, kokia galėtų būti. O kai bus tiršta, tai ūkiai gražu bus. Dar yra vaplėmų, kur žemė. Gražu. Kurortai. Realiai kurortai jau. Nuosavi. O, visas futbolo stadionas. Čia mano žaidimo aikštelė. Šiandien užduotis yra nukasti bent jau užvažiavimą, kad smėlio pripilčiau greičiau užvažiuoti. Čia Ugnės darbo vieta. Va, mūsų mėgamajame jinai deda rozetes. 1, 2, 3. Dabar keliauja jinai projektoriui uždėti rozetę. Va, keliauja, kad projektorius gautų rozetę. Paskui keliaus žemyn. Čia bus 4, 5 jau, 6 ir ten 7. Toks planas yra Ugnės. Spėsi šiandien? Ką? Rozetę sudėti. Visas? Nu. Ne. Kodėl? Tenais sunku bus prieiti. Aha. Tai neišė šiandien. Nu, matai kaip. Bet svarbiausia padaryti iki projektorius. Ir jau bus liuks. Filmą žiūrėsim per naują elektrą. O mūsų kino teatras. O te esam įsikūrę. Kaip miestiečiai greit būsim. O kaip tu moki kalti. Aš taip nemoku. Esu kali. O dola. Naujas kelias. Į žemę pagamintas. Ką jaunimas, ką veikėt? Renkame šaknis. Šaknis? Jo. Kas ten Kas? per žalės? Ką tu veiki? Kas jie? Ką tu veiki? Lenkam. Ką lenkam? Ką mama veikia? Valo monitorių. Ką jaunimas? Kambarį darom. Kambarį daras? Dabar lazerio. Nu va, smėlio prinešė. Pamatuosim, pažiūrėsim, ar jūsų akis yra lazerinė. Ar gerai mato. Lyta. Mazaras. Bazarai. Nu va,
Jau toj baigsime kambarį. Padirbi. Aš ten pabaigsiu kitą. Sakė, čia. Dabar veš dar vieną karutį. Ką, viskas bus? Taip. Bus viskas. Galvoju, tikrai. O tokie vakarai. Ugnė man! Tokie vakarai vyksta. Pakovoju. Pirmą laimėję. Dai laimėjau. Jeigu laimės iki 3, tai tada gaus po 5 eurus kiekvienas iš laimėtojų komandos. Vakar tas laimėjo. Vakar mes laimėjom su Mykolu. Mykolas ką gavo? Gausi. Gaus 5 eurus. 5 eurus. Aha. Dabar jie nori. O Tomas Ugnė laimėjo kada? Jie po 10 laimėjo. Praeitą savaitgalį. Zjozdai. Mūsų zjozdai. Mūsų. Nu va, komanda. Pagavau Sauliuką su savo komanda. Spėkit, kuris tėvelis yra iš jų. Kuris čia tėvelis? O, žiūrėk, gaisrininkai eina. Jums karšta yra, sakė tai. Ne. Mes su Mykolu vakar laimėjome 3-1, o šiandien pralošėm 3-0. Ne, 3-0. Laimėjom 3-0, o pralošėm 3-0 irgi. Vienu žodžiu, jisai gavo 5 eurus vakar, laimėjo tie 2. Šiandien laimėjo po 5 eurus. Jums prizas po sautainis. Nenori, jie eurais tik priema. Prašom, sautainis. Pagodas prizą tada paimat. Vienu žodžiu pralošėm. Prizai. Netikėtai. Ką manote apie šį žaidimą? Neblogai visai. Ugnių. Arba tu filmuoji. Tai laimėjom, nes sakiau, kad laimėsim, tai laimėjom. Aš irgi sakiau, kad laimėsim. Mes susitarėm, kad laimėsim, tai laimėjom. Jei būtume sakę, kad nelaimėsim, tai būtume nelaimėję. Labas rytas. Štai ir išmiegojom. Šiandieną štai kokia diena. Sekmadienis. Lyja lietus ir prilyjo mano duobę. Bet nieko, Saulis pasidarė užvažiavimą. Viskas sausai laiko. Ir problemų nemato. O kuomet lyja, ką reikia veikti? Vat ką aš veikiu. Spinteles kabinu. 1, 2, 3, 4. Štai koks mano užimtumas. Dar reikia pasidaryti lentynas jom ir galima bus štabeliuoti. Taigi, lentyna 1, lentyna 2 ir čia lentyna 1, lentyna 2. Tokie, kad didelį tilptų. Tokie va visokie baliončikai. Taigi šio savaitgalio viduose kaip ir baigiam, nes nieko čia daug naujo nevyksta, kadangi laukia lyja. Taigi, iki susitikimo.